Jeigu naudoji dirbtinį intelektą rinkodaros darbuose ir rezultatai nedžiugina, problema yra ne įrankė. Problema yra tame, ką tu įdedi į įrankį. Per ateinančias 10 minučių parodysiu pagrindinės klaidas, kurias rinkodara daro dirbant su dirbtinio intelekto įrankiais ir pasiūlysiu sprendimą, kaip visą tai išspręsti. Tai pradėkim gal nuo konteksto. Statistika rodo, kad 91% su rinkodara dirbančių žmonių naudoja dirbtinio intelekto įrankius ir Lietuva čionais yra ne išimtis. Pagalba, kurią galbūt naudojate išorėje, agentūros, freelanceriai ar konkretus žmonės, kuriems padeda išorėje, tikrai irgi naudoja dirbtinio intelekto įrankius. Tai neapsimeskim, kad klausimas yra ar naudoji, klausimas yra kaip naudoji. Tai pradedant kalbėti apie tai, kaip naudojamas tas įrankis, didelė dalis žmonių rezultatais, kurios dirbtinio intelekto įrankis generuoja, yra nepatenkinti. Kodėl taip yra? Bendras įspūdis yra toks, kad dirbtinio intelekto įrankiai duoda rinkodaroje kažką, bet ne tai, ko iki galo reikia. Tai pasižiūrėkime, kaip tai išspręsti. Kodėl taip yra? Tai atsakymas nėra labai patogus. Rezultatas be abejo priklauso nuo to, ką įdedame. Ir didžioji dalis žmonių dirbtinio intelekto įrankius naudoja kaip paieškos sistemą. Kažko paklausia, kažko paprašo, tiksliai lūkesčio nesuformuluoja. Ir esant dideliam neapibrėžtumui, rezultatas, kurį gauni, gali būti bet koks. Vienas prasmingiausių požiūrių į dirbtinį intelektą rinkodaroje yra žiūrėti į įrankius kaip į koeficientą. Nepriklausomai nuo to, ką turite savo kasdienoje, įrankiai tiesiog padaugins rezultatą. Tai vienoje skalės pusėje galime turėti griežtai struktūruotą darbą su aiškiom metodikom, aiškiai apibrėžtais rezultatais, aiškiais kokybiniais kriterijais, pagal kurios galima vertinti į turimo rezultato kokybę. Tokiu atveju dirbtinis intelektas leis viską padaryti sklandžiau, efektyviau, greičiau, naudingiau. Jeigu turime priešingą skalės pusėje ir darbe turim visišką chaosą, neturime griežtai apibrėžtų metodikų, neturime griežtai suformuluotų vertinimo kriterijų, pagal kurios vertintumėm rezultato kokybę, jeigu savo darbe turime daug neapibrėžtumo ir chaoso, tai dirbtinio intelekto įrankiai tiesiog tą chaosą padaugins. Arba darbą, kuris neveda į jokį apčiuopiamą rezultatą, padarysime greičiau. Tai galutiniam rezultate, tai pasikalbėjus su žmonėm, kurie tos įrankius naudoja kiekvieną dieną, turim tokius du priešingus vertinimus. Vieni sako, kad rezultatai yra puikus, jų darbas iš esmės yra pasikeitęs, efektyvumas pasiekęs naują lygį. Ir priešingas skalės pusė, kuri sako, kad dar ne, įrankiai dar nepasiruošę, tinkamo rezultato dar nėra. Juokingiausia yra tai, kad abidvi pusės yra teisios. Abidvi pusės gauna lygiai tai, ką įrankiai įdeda. Ir pasitvirtina savo požiūrį į tai, kaip tie įrankiai veikia. Tai teisūs yra ir tie, kurie sako, kad rezultatas yra nepakankamai kokybiškas, teisūs yra ir tie, kurie sako, kad rezultatas yra puikus. Skirtumas tarp šitų dviejų žmonių greičiausiai yra tai, ką jie įdeda į įrankį, kaip formuluoja užduotis, kokias metodikas naudoja ir kiek aiškumo ir struktūros turi kasdienime savo darbe. Kiek jie vadovauja procesui, o ne kaip keleiviai tiesiog keliauja neaiškaus rezultato link. Darbas su dirbtinio intelekto įrankiais turi visą krūvą tokių mitų ir gandų. Tai vienas iš tų, kurios girdžiu dažniausiai yra, kad mes nenaudojame arba nenorime, kad mūsų projektai būtų daromi naudojant AI įrankius, nes tuomet viskas bus standartizuota. Tai nenoriu čia paspoilinti, bet visas rinkodaros darbas, aš 20+ metų dirbu rinkodarai, visus 20 metų darbas buvo struktūruotas. Agentūros, su kuriais jūs dirbate, freelanceriai, su kuriais jūs dirbate, turi pasiruošę paruoštukus, template'us, taip vadinamus, standartizavę savo procesus dėl to, kad siekia efektyvumo. Bet kuris verslas, kurio pajamos yra apribotos laike, padarys viską, kad procesus standartizuotų, struktūruotų ir tą patį rezultatą, tos pačios kokybės rezultatą galėtų atiduoti greičiau. Kam daryti užduotį 20 valandų lakstant chaotiškai ir nežinant nuo ko pradėti, jeigu gali viską padaryti struktūruotai, judant per aiškiai apibrėžtus žingsnius. Tai standartizacija nėra nieko naujo, dirbtinis intelektas tikrai neatveda naujo lygio standartizacijos. Darbas rinkodaroje ir tai buvo standartizuotas ir visi, kas turi daugiau nei vieną projektą vienu metu, savo darbo procesus tikrai yra struktūravę ir apibrėžę labai aiškiai. Klausimas standartizavimo kontekste iš tikrųjų yra labai paprastas. Ne ar dirbtinis intelektas viską galutinai standartizuos, bet ar kažkas mūsų darbe apskritai buvo nestandartinio. Ir jeigu atsakymas yra nepatogus, tai problema matyti yra ne AI įrankė, ar ne? Kaip sakiau, kuris tiesiog kaip koeficientas padaugins to, ką mes ir taip turėjom.
Sekantis mitas yra, kad dirbtinis intelektas pakeitė arba pakeis viską rinkodarai. Įrankis pagal nutylėjimą nežino, kas yra gerai, kaip atrodo geras rezultatas, kaip vertinti gerą rezultatą. Jis nežino jūsų industrijos specifikos, nežino problematikų, nežinote unikalių pasiūlymo savybių, kurias jūs galite komunikuoti ir ką galite naudoti. Tai dirbtinio intelekto įrankis gali sklandžiai, efektyviai ir greitai vykdyti bet kokius aiškiai apibrėžtus procesus ar bet kokias aiškiai apibrėžtas metodikas. Bet kažkas tą aiškumą turi suteikti, kažkas turi apibrėžti procesus, metodikas, kažkas turi suprasti, kas yra gerai jūsų kontekste, kaip atrodo rezultatas, kuris yra geras. Ir dalis rinkodaroje dirbančių žmonių kiekvieną dieną stumdo užduotis iš kairės į dešinę. Ta pati galima pamatyti tiek kliento pusėje, tiek agentūros pusėje. Jeigu prie konkretaus projekto turi dirbti 2, 3, 4 skirtingų kompetencijų, skirtingų sričių žmonės, turime tokius 2 kraštutinumus. Vienas žmogus vadovaujantis projektui, vadovaus visam procesui, turės aiškę viziją ir pasitelks kolegas tam, kad įgyvendinti viziją, kurią jisai turi. Toks projektas stovės ant bėgių tvirtai, aiškiai judės tinkamą kryptim, turės aišku grįžtamą ryšį ir aiškiai apibrėžtus kriterijus, ką mes vadinsime gerų rezultatų tokiam projektui. Priešingoje skalės pusėje turime žmonės, kurie stumdo užduotis iš kairės į dešinę. Dabar truputėlį copywriteriui, dar truputėlį strategui, dabar truputėlį kūrybai, dar truputėlį copywriteriui. Ir vietoj to, kad įvertinti gaunamus rezultatus, prafiltruoti juos per savo požiūrį ir pasižiūrėti, kiek tai koreliuoja su ta vizija, kurią aš kaip žmogus, kaip projektui vadovaujantis žmogus turiu projektui, žmonės tiesiog stumdo užduotis iš kairės į dešinę. Turbūt nesunku nuspėti, kuris iš šitų 2 žmonių pateks į kurią stovyklą, vertinant tai, kaip dirba dirbtinis intelektas. Ar ne? Tai kaip sakiau, vienoje stovykloje turim tuos, kurie sako, kad rezultatai yra puikus, jų darbas yra efektyvesnis. Ir kitoje skalės pusėje turime žmonės, kurie sako, aš negaunu jokio kokybiško rezultato, man realiai kasdieniuose darbuose nepadeda. Dirbtinis intelektas suveikia kaip lakmuso popierėlis, parodęs, kas yra kas iš tikrųjų industrijai. Ir o netikėtume, rinkodara turi 2 dalis - galvojimo ir vykdymo. Ir kas dabar keičiasi dirbtinio intelekto dėka? Vykdymas tampa praktiškai nemokamu. 20 eurų dirbtinio intelekto planas per mėnesį realiai gali pakeisti keletą žmonių, su sąlyga, kad užduotis, kurias jie vykdo, yra apibrėžtos aiškiai. Galvojimo dalis nepasikeitė ir dabar yra svarbesnė nei bet kada anksčiau. Sekantis mitas skamba kažkaip taip. Rezultato kokybė, dirbant su dirbtinio intelekto įrankiais, dar nėra pakankamai gera. Nėra pakankamai gera lyginant su kuo. Taip sakome, nes iš tikrųjų taip galvojame, ar taip sakome dėl to, kad madinga taip sakyti šiuo metu. Ar ne, aš nepasiduodu, vedamas savisaugos instinkto, saugau savo darbo vietą, neigiu visą progresą ir sakau, kad ne, rezultato kokybė dar nėra tokia, kokia turi būti. Rezultato kokybė mąstymo prasme gali būti. Rezultato kokybė vykdymo prasme, nejokaukim. Didelė dalis turinio ir šiandien dienai yra ne kažkas originalaus, o tiesiog iš atsitiktinių pavyzdžių sukerktas naujas remixas, ar ne? Viskas yra kažkieno kopija, kas yra kažkieno kopija, kas yra kažkieno kopija. Su savo truputėlį prieskoniais ir kažkokia lengva savo interpretacija. Didžioji dalis teigiančių, kad rezultatų kokybė dar nepakankamai gera, įrankiai yra dar nepasiruošę, manau, kad patenka į tą turinio kategoriją, kuris yra tiesiog ignoruojamas auditorijos. Tai 97-99 procentai viso turinio socialinėse medijose yra tiesiog ignoruojama. Ir čia nėra kažkoks dramatiška mano interpretacija. Jeigu paimtume siekiamą tikslinį įsitraukimo rodiklį pagrindinėse platformose, tai jeigu paimtumėm Meta kaip pavyzdys, ar ne, Facebookas, viskas, kas siekia ir viršyje 1% įsitraukimo, yra labai geras rezultatas. Instagrame viskas, kas siekia ir viršyje 3%, irgi yra labai geras rezultatas. Ir visa industrija tai toleruoja. Tai ką reiškia 1% arba 3%? Tai reiškia, kad 97 arba 99 procentai visų vartotojų pamačiusių turinį jį tiesiog ignoruoja. Ir ką daro industrija? Puiku, mes atitikome rinkos standartą. Tai aišku, aš perfrazuoju, nes realiai kalbam yra apie 3%, o ne 97%. Bet gal pasižiūrėkime tuos 97% ir paklauskim savęs, kodėl jie realiai praskrolino turinį ir jį prie jo net nestaptelio. Sekantis mitas skamba taip. Nenoriu, kad mano vadovas ar klientai sužinotų, kad aš naudoju dirbtinio intelekto įrankius. Nenori, kad sužinotų ką? Kad tu dirbi efektyviai, kad tau rūpi efektyvumas, kad užduotis, kurios yra techninės, nori įgyvendinti greičiau, efektyviau ir paprasčiau, kad nori sutaupyti jų pinigus ir tą patį rezultatą sukurti greičiau. Paimkime hipotetinį projektą. 100 valandų apimties per mėnesį laiko. Kokia dalis šitų valandų norėtumėt, kad būtų skiriama mąstymo dalykams ir idėjų galvojimui? Kokia dalis norėtumėt, kad būtų skiriama techniniam įgyvendinimui? Nemanau, kad atsirastų sakančių, kad aš norėčiau, kad visas projekto laikas būtų skirtas įgyvendinimui. Tikrai įgyvendinimui ar labiau galvojimui?
Kaip sakiau, rinkodara yra pasidalinusi į dvi dalis - į mąstymą ir vykdymą. Vykdymas yra praktiškai nemokamas. Kurią dalį jūs iš tikrųjų perkat, kur yra pagrindinė vertė projekte. Kas vyksta pasaulyje su dirbtinio intelekto įrankiais rinkodaros kontekste? Jau gerus 1,5 metų nebėra diskusijos ar naudoti. Ar ne? Diskusija yra, kaip tai integruoti į organizaciją su konkrečiu organizacijos kontekstu. Kaip apsimokyti įrankius konkrečiai jūsų industrijos specifikoje, jūsų įmonės procesuose, kaip pritaikyti jūsų vertinimo kriterijus, kaip bus vertinamas geras rezultatas, kaip dalinasi jūsų atveju procesai į mąstymą ir vykdymą ir kaip maksimum laiko skirti mąstymui, o vykdymą kiek įmanoma automatizuoti. Dar viena dirbtinio intelekto tendencija rinkodaroje, kad edukuojasi ne tik rinkodaroje dirbantys žmonės, bet ir klientai kitoje ekrano pusėje. Ir jeigu iki šiol perkant produktą, kuris yra nepažįstamas, reikėjo pasižiūrėti, galbūt paguglinti, palyginti informaciją pačiam, dabar visą tai galima padaryti per keletą akimirkų pasitelkiant dirbtinio intelekto įrankius. Ir tikslus produkto išskirtinumai, visi vertės sluoksniai, kurios gali pasiūlyti konkretus produktas arba paslauga, yra kaip niekada svarbus. Nes žmogus kitoje ekrano pusėje svarstantis jūsų produktą šiandien ir žmogus svarstęs jūsų produktą kitoje ekrano pusėje prieš 1,5 metų nebeturi nieko bendro. Žmogus šiandien yra nepalyginamai labiau išprusęs ir nepalyginamai labiau edukuotas jūsų produkto kontekste. Ir visa tai yra ne todėl, kad praleidote ištisas savaitės gilindamasis ar analizuodamas jūsų produkto kontekstą, bet tiesiog todėl, kad jie irgi naudoja dirbtinio intelekto įrankius ir visus dalykus, kurie jiems svarbus, gali pasitikrinti per keletą akimirkų. Tai kur iš tiesų yra pagrindinės problemos ir kaip jas spręsti? Tai nemaža dalis tiek mitų, tiek gandų, tiek pasipriešinimo, tiek šiaip tendencijų, kur link viskas juda, labai aiškiai beda į faktą, kad ne įrankis yra problema. Įrankis niekada nebuvo problema. Tikroji problema rinkodaroje, tiems, kas susiduria su problemomis dirbtinio intelekto kontekste rinkodaroje, yra absoliutus struktūros ir aiškumo trūkumas. Kaip sakiau, visa rinkodara dirbtinio intelekto dėka yra pasidalinus į mąstymo dalį ir įgyvendinimo dalį. Šios dvi dalys dabar yra kaip niekada aiškios. Jos visada buvo mūsų kasdieniam darbe, bet niekada iki šiol nebuvo taip aiškiai atskirtos. Ir kuo mažiau mąstymo dalies yra, kuo mažiau aiškumo, kuo mažiau apibrėžtumo procesuose, metodikose, vertinimo kriterijuose, kuo mažiau konteksto detalaus mes turime, tuo blogesni rezultatai dirbant tiek su dirbtinio intelekto įrankiais, tiek ir be jo. Tiesiog be dirbtinio intelekto įrankių, kai vykdymo dalis užtrukdavo ilgai ir kainuodavo brangiai, visas struktūros trūkumas labai aiškiai užsimaskuodavo kasdienėme užimtume. Kuo efektyvesniu, pigesniu ir greitesniu tampa vykdymas, tuo greičiau matome mąstymo ir struktūros trūkumus konkrečiose kasdienėse užduotise. Agentūriniam kontekste senai nebėra strategas prieš strategą. Žiūrint iš klientų pusės, konkursų rengimas ir partnerių pasirinkimas tolimesniam darbui turėtų būti gana liūdnas ir neįdomus procesas, nes kas vyksta realiai, tai dirbtinio intelekto įrankių sukurtų rezultatų grožio konkursas. Tai apibendrinant, status quo ir pagrindinės įžvalgos, kurias turim, yra labai paprastos. Tai pirma, kaip sakiau, dar niekada taip aiškiai nebuvo atskirta mąstymo dalis nuo vykdymo dalies ir vykdymo daliai pasiekus beveik nemokamą kainos lygį, mąstymo dalis yra kaip niekada svarbi. Dabar kaip niekada aišku kiekvienoje organizacijoje, kiekvienam klientui ir kiekvienam projekte, kiek iš tikrųjų buvo aiškumo, struktūros ir kryptingo darbo. Ir jeigu seniau tos aiškumo ir mąstymo trūkumus labai lengvai užmaskuodavo kasdienis užimtumas, nes vykdymas buvo brangus ir užtrukdavo ilgą laiko tarpą, dabar vykdymo dalį galint iš esmės praktiškai automatizuoti, mąstymo spragos ir aiškumo trūkumas, struktūros trūkumas yra kaip niekada akivaizdus. Tad žmonės, kurie sako, kad AI jau pakeitė viską ir žmonės, kurie sako, kad AI šiandien yra bevertis, abu yra teisūs. Ir ironiškai patys sukuria tą rezultatą. Ir rezultate tiesiog turėsite arba dar daugiau aiškumo, arba dar daugiau chaoso. Stebuklų nebūna. Jeigu savo kasdieniam darbe su dirbtiniais intelektais rinkodarai nesat įsivedę maksimalaus aiškumo, nesate apsibrėžę savo auditorijos, ne per demografiją, bet per motivaciją, problemas, tikslus ir taip toliau. Jeigu nesate apsibrėžę aiškiai savo išskirtinumų, jeigu nesate apsimokę savo įrankių savo organizacijos kontekste, dirbtinio intelekto įrankiai tiesiog tą patį vidutinybišką rezultatą jums duoda greičiau. Turite tą patį, kas neveikė iki šiol, tik daugiau ir greičiau. Kaip ir bet kokią kitą problemą, viską galima išspręsti ir ypatingai dirbtinio intelekto naudojimo rinkodaroje kontekste, visą tai išsprendžia aiški struktūra, aiškiai apibrėžti procesai, aiškiai apibrėžti kriterijai ir aiškiai apibrėžtas jūsų organizacijos, industrijos, produkto kontekstas. Tam, kad padėti jums visą tai sutvarkyti, birželio 15 dieną aš darysiu nemokamą webinarą, kurio metu pasidalinsiu savo rekomendacijom ir procesais, kurie leis visą tai sutvarkyti. Tai registracija nemokama, nuoroda į webinarą šio video aprašyme
ir pasimatysim jau netrukus.